Sveiki žiūrintis. Šiandieną kalbamės su žmogumi anonimu, taip pat norinčiu pasidalinti savo gyvenimišką patirtimi. Tai ką tu išgirdai, ką jinai tokio pasakė, ko tu dar iki tol nebuvai girdėjęs? Kad nėra saikingo alkoholio vartojimo principo. Pirma taisyklė, tipo, kad nebus taip, kad tu galėsi biškiuką išgerti ir tau tai nebetrukdys. Taip. Tokio pasirinkimo nebėra, viskas. Nebėra. Tai va, Okay. buvo aiškiai kryžkelė. Arba renkėsi darbą, arba kitą. Taip, čia žmogus turi pats nuspręsti, nieks už tave nenuspręs ir nieks tau nepadės. Kol žmogus pats nenusprendė kažką keisti, nei tėvai, nei vaikai, nei giminės, nei artimieji, niekas nepadės. Gal, sakyčiau, gali padėti tas žmogus, kuris yra tau autoritetas. Kad kur tu įsiklausai ir bandai, reiškia, sekti jo pavyzdžiu. O iš tos artimos aplinkos tu nieko... Aš kaip pagalvoju, gal žmonės tikisi to palaikymo, žinai, iš pačių artimiausių žmonių. Palaikymo gal taip, bet aš įžvelgčiau kitą momentą, kad man asmeniškai, tai suveikia priešingai. Gaunasi daugiau gal tokia moralizavimas, kur pats supranti, kad nėra tai gerai, bet neatrandi to kelio, kaip tą pakeis. Kiekvienas turi savo kažkokį tai matymą. Tai kaip čia spaudoje, sakysim, tai Delfyje 15 min buvo surašyti 10 būdų, kaip tai reiškia užbaigti su alkoholiu. Tai vat vienas iš būdų buvo, tarkim, akupunktūra, kur ten buvo gana skeptiškai į tai pažiūrima. Nors vėlgi, tai kaip turbūt pagal žmogų, jeigu tiki, matomai padeda, jeigu netiki, turbūt nepadeda. Apie tos visas kitas ten kelius ir programas. Tai tu čia, tai aš taip suprantu, tu išbandai tą akupunktūrą ar pasinaudoji, bet aš žinai, dar grįžtant prie tų artimiausių žmonių, žinai. Man taip atrodo, kad jeigu aš pasiruošiu jau eiti tuo blaiviu keliu, žinai, tai iš to artimųjų tų žmonių nėra ko per daug reikalauti, nes jiem vien jau susitaikyti su tuo, kad aš būsiu kitoks nuo šiol, ne? Nes jeigu aš nustoju vartoti, automatiškai keičiasi viskas. Tu nori, nenori, bet žiauriai daug kas keičiasi. Aš nežinau, pradedant nuo tavo kvapo turbūt, baigiant nuo tavo minčių, bet ką tik tai paimsi. Tavo laisvalaikis kitoks. Visiškai pradeda keistis, viskas. Netgi tie draugai, užsiėmimai, aš įsivaizduoju, net totaliai keičiasi gyvenimas. Ta prasme, net televizijos kanalai greičiausiai pasikeis, ką tu žiūri, ką tu esi įpratęs ir panašiai. Parduotuvės skyriai, kuriuose tu laiką praleidai, ir tie pasikeis. Tai tam artimajam žmogui iš tikrųjų, žinai, jeigu jisai nori tave palaikyti, tai jam visų pirma, ką reikia padaryti, jam kažkaip reikia ištoleruoti irgi tuos pasikeitimus. Branti, net ne tai, kad palaikyti, dar duoti kažkokį postūmį, tai dar reikia dar daugiau energijos. Jam reikia vien prisitaikyti prie to, kad tu keitiesi, supranti, ir tai yra labai didelis iššūkis, supranti, nes žmogus vieną dieną pradėjo, kaip sakant, kitaip gyventi, žinai. Nes tai būna jau nusistovėję, tie, žinai, gyvenimo tvarka, tai būna nusistovėjus. Paminėjai, kokie 7 metai buvo tokio gyvenimo minimum. Jeigu 10 metų tu ten ar 20 gyveni, taip kažkaip tai, ar ne, įprastom vagom ir staiga tu čiauks pasikeitė, žinai. Ir tais palaikymais iš artimų žmonių, aš tai absoliučiai, žinai, jeigu jie tik tai pasako, kad okei, tai ką tu darai, mes sveikinam, žinai, ir viskas. Ir iš tų artimų žmonių daugiau tu net tikėtis negali ko. Tegul jie susitvarko. Nereikia tikėtis ir turėtų, sakyčiau, neskaluoti tos temos. Mano atveju buvo biškai kitaip, reiškia, pas mane įvyko skyrybos
ir tiesiog aš buvau vienas ir man nebuvo jokių problemų pasikeisti arba nutraukti ar priboti bet kokius kitus santykius su buvusia aplinka. Tai jau sutapo, kad keitėsi ir draugai, ir artimoji aplinka, ir visa kita. Ir... O kitas dalykas, kaip pasakyti, žmonės kažkodėl tai, gal vyrai labai kartais būna, kad nemoka būti patys savo, vieni patys. Ta prasme, kad nemoka gyventi vieni. Turi išmokti. Turi išmokti, nebijoti ir tvarkytis. Ta prasme, kai vienas pats priėmė sprendimus ir tu gali viską pats tvarkyti. Tai yra normalu. Tai nėra kažkas ten super, nes kiti ten, ką žinau, nemoka užsikeisti arba tinuką. Viską galima išmokti, jeigu tik nori. Ir bijo būti vieni. Nereikia bijoti vieni. Vienatvė yra... Dabar va čia biškiuką nuslydom, bet noriu grįžti, kad nepabėgtų ta mintis apie tą akupunktūrą ir paskui vėl grįžti apie tą, žinai, vyro vienatvę ir va tos, kaip čia pasakyti, artimo rato tų bendraminčių ieškojimų, žinai. Tai va, tai grįžtam biškelį prie tos akupunktūros. Tai ten toj pačioj reabilitacijos šitam pačiam periode tu pasidarai tą procedūrą. Taip, ten buvo procedūra, reiškia akupunktūra. Akupunktūra yra adatėlių dūrimas į kūną įvairiuose taškuose, nerviniuose taškuose ir tiesiog, kaip sakyti, matomai yra įvairūs, reiškia, tie taškai, kur žmogui, reiškia, suskatina ramybę. Vieniem, kas dėl alkoholio, tai kaip čia, kad nurimti bendrą visą nervų sistemą, kad jau būtum ramesnis. Kiti žmonės eina su kitom bėdom, tikiuosi, kad padeda. Žinau, kad žmogui buvo turbūt koks mini insultas ir pusė veido buvo, taip sakysim, nejautra nutysė. Po akupunktūrų seansų jisai atsistatė. Tai va, sunku man ką nors labai komentuoti ir pasakyti. Tai čia vienas momentas, kad reiškia, man pasakė, kad reiškia, turi pats vienas dalykas nuspręsti, kitas dalykas, kad reiškia, nežinau, kaip sakyti, užbūrė tai, kad reiškia, mano skonio receptoriai biškelį nebenorėtų to skonio alkoholio. Bet buvo toksai etapas, kad reiškia, kaip ir nenorėjai, paskui galvojai, gal tenai reiškia, jau tada gali viską kontroliuoti ir vėl pavartojai, praktiškai jisai vėl grįžta tas noras skonio pajusti burnoje etapas ir tada viskas eina veltui, šunio uodegos. Po antro etapo tada sakė, kad arba tu visai nebevartoji, tada viskas ok, arba... Tai pala, tai čia žiūrėk, tai po pirmo to akupunktūros seanso ir po tos reabilitacijos, tai taip išeina, tu buvai atkritęs, tu bandėjai vėl eksperimentuoti su mažais kiekiais, ar kaip čia? Panašiai, kad reiškia, kadangi buvo ten darbinė tokia aplinka, kad reiškia, žmonės ten, susirenka, šnekasi, reiškia, užkandžiauja, ten šašlykus kepa. Ir tada, kaip sakyti, prie šašlykų yra toksai, kaip sakyti, tiesiog atsigerti alaus. Ir tas realiai gaunasi atkritimas. Ir kad tu gali vėl kontroliuoti, bet tada gaunasi atkritimas ir tu nebekontroliuoji. Okay, tai jeigu taip chronologiškai, tai reiškia, tu grįžai po pirmosios tos reabilitacijos, ne? Taip. Su psichologijos pokalbiu ir akupunktūra, kaip sakant, nusprendęs nebevartoti alkoholio visiškai. Ne, dar taip nebuvo. Norėjausi, po pirmos reabilitacijos buvo taip, kad reiškia biškai atsistatyti. Sakykime, fiziškai tiesiog. Jo, ir fiziškai, ir psichologiškai, ir nerviškai atsistatyti. Kada jau pagerėjo ir atrodo, kad vėl grįžti į gero teisingo gyvenimo ritmą, dar to sprendimo, kad visiškai atsisakyti nebuvo. Ir tada, kai gavosi, reiškia, sąlyginai ne tai, kad atkritimas, bet kad
jau galvoji, kad reiškia gali Nu, pala, kontroliuoti. bet reiškia tau ta psichologija ir tas akupunktūros seansas įmetė kažkokį tokį susimastymą, tokį, kaip čia, daigą pasodina jau, kad, nu, va, gali būti kažkas tai kitaip, kad taip reikės daryti, aš taip suprantu, ne, tu parsivežė iš tenai tokį naujų minčių daigą. Realiai tai ne visai taip. Pradžiai, kaip sakyt, tas jo pagrindinis daigas buvo jau antrų bandymų, antrą, reiškia, seansų, akupunktūros seansų, tas reiškia, ciklas, tada jau, reiškia, realiai buvo įvardinta arba vartoja arba ne. O koks laikotarpis nuo vieno iki kito skiria? Gal porą, trejetą mėnesių, sakyčiau. Nes buvo toks kaip atsistatymas, viskas gerai, tada, reiškia, kaip ir nėra, kaip pasakyti, to didelio noro, bet kai atsiranda, reiškia, sueina aplinkybės ir tau, tarkim, gali atsigerti, tai tu nu, tas pirmas, reiškia, dalykas, kad galvoji, kad gali kontroliuoti, kiek tau, reiškia, vartoti. Nu, tai tu tiesiog atsistatai fiziškai, morališkai, vėl viskas, kaip sakant, pasijutai žmogum iki pirmo vakarėlio, ne, patenki į vakarėlį, galvoji, nu dabar aš jau elgsiuosi kaip būdavo labai labai seniai, reiškia, kada aš galėdavau kontroliuoti, aš trupučiuką išgersiu ir viskas bus ok. Taip, panašiai taip. Ir tada, turbūt antram susitikime, reiškia, tos, reiškia, akupunktūros, tai buvo įvardinta. Nes aš tiesiai šviesiai paklausiu, sakau, nu, kad reiškia, tai čia man padės ir aš jau išmoksiu kontroliuoti, sako, ne. Arba tu vartosi, arba nevartosi. Ta prasme, turi pasirinkti, kad tu nebevartosi. Kol to sprendimo neįvyks, nu, nieko nebus rezultatų. Ir tada priimi sprendimą, nes, ta prasme, tave įtrauks kaip į liūną. O tai tas atkritimas tavo buvo toks, kaip čia pasakyti, nu, triukšmingas ar ne, žinai, nes būna, kad tie atkritimai būna dar didesni, kaip čia, baisesni negu pirmasis. Ne visai taip. Ta prasme, nebuvo tai tiesiog, nu, matai, kad, reiškia, tos pastangos, kad tai yra kelias, gali ten, reiškia, atsistatyti. Bet jeigu kai tave vėl įtraukia ir vėl tau yra, tu vėl, kaip pasakyti, tavo kūnas vargsta. Ir nuotaikos, ir savijauta prastėja. Nu, aš bandau atspėti, čia, žinai, tai tu buvai praminęs kelią, buvai atradęs vietą, kurioje tau palengvėjo, tai tu, kaip sakant, antrą kartą galvoji, nuvarysi ir dar kartą pasidarysi tokią pat, nu, kaip čia pasakyti, tokią pat išsivalymą ir vėl gerai jausi. Panašiai. Ir tada antrų bandymų, sakysim, tada priimi sprendimą ir kažkaip tai to laikaisi. Ir paskui pasirodo, praeina kiek tai laiko ir tai nėra labai sudėtinga. Nežinau, matomai priimtas sprendimas, jisai davė rezultatų. Tai po to antrojo akupunktūros seanso jau nebebuvai atkritęs. Ne. Tai kiek tu metų dabar priskaičiuoji? 12 su viršum. 12 su viršum. O klausyk, o tai buvo daug tų tokių, kaip čia pagundų, kada vat, norėjosi labai smarkiai, žinai, kad, nu, kvepia visur ten tuo alum, žinai, negali praeiti. Faktiškai ne. Tu priimi sprendimą, jeigu anksčiau, sakysim, praeiti pro alkoholio skyrių negalėdavai abejingai ir dabar visiškai abejingai ir jokio, kaip sakyti, jokios pagundos, jokio to noro nėra. Lygiai taip pat reikšmės tas alkoholio skyrius kiek kokia, taip pat reikalingas kaip moteriško apatinio, reiškia, skyrius, ne? Nu, panašiai. Moteriškus apatinius skyrius gal yra reikalingesnis, ne? Reikalingesnis. Na. Nu, tvarkoj, tai reiškia, nebuvo jokios pagundos, taip ir iš pat pirmo išsiblaivė ir nebereikia.
kai priėmė savo sprendimą ir nebereikia, kitas dalykas turbūt yra tas momentas, kad tau nebereikia to skonio, organizmas nebeprašo. Tai aš negaliu atsakyti iki galo į savo klausimą. Nu tai pala, bet tu kažkaip, aš žiūriu, kelintą kartą pamini skonį. Lyg tai tokia tau, kaip čia buvo svarbu jausti kažkokį tai skonį burnoj. Tai skanu. Skanus yra. Kiek atsigerti alaus skanu yra. Vyno ragavimas skanu su sūriu. Tas yra skanu, tą aš žinau. Stipresnį alkoholį gal paskui su amžium sunkiau toleruoji, bet jisai daugiau, sunkesnis alkoholis sunkiau ir yra. Nu tai o kaip tau keitėsi tos, kaip čia pasakyti, ką tu atradai į vietą, į tą, reiškia, gastronomiją visą? Bet sunku ką nors pasakyti, gal. Nu, žinai, yra tų, kur mane baisiai nervina. Nealkoholinis, žinai, alus, nealkoholinis vynas, žinai. Ten kažkada prašiau nealkoholinės degtinės, žinai. Tai bandė irgi sugalvoti, kas tai yra, žinai. Tai tau tokie pakaitalai, jie kaip sakant, padeda, tu naudoji juos ar ne? Realiai nenaudoju, nealkoholinis alus vasarą tiesiog kaip sultis, troškulį numalšinti, kartais atsigeri, bet tai ne, kaip ir bet kuris, ar vanduo, ar tai, tiesiog tai yra, dabar tie, reiškia, su vaisių skonio tais gėrimas, tai tiesiog tas man neįtakoja, sakysim tai. Aš atsigeriu kaip nežinau, kaip sultis, kaip... Nu gerai, tai gastronomija, kaip sakant, kažkaip tai savaime susireguliavo, o kaip, pavyzdžiui, kitas variantas, tas supranti, tas užsimiršimas ir visų tų problemų, ten taip toliau, kaip šitie psichologiniai dalykai, žinai? Psichologiniai tai, kad reiškia, kai tada išsiskiri ir tada pats savo tvarkaisi. Tada pradedi dėlioti savo, kaip tą viziją, gyvenimą, materialius ir kitokius dalykus ir kažkaip tai matomai išoriniai dirgikliai kažkaip dingo ir tada kažkaip viskas lengviau. Aš taip pasakyčiau. O kaip klausyk aplinka keitėsi? Grįžtant prie tų, žinai, šašlykai, vakarėliai, aplinkui žmonės, tai buvo kas nors, kas šalia dar tuo pačiu metu, kaip, ką žinau, iš pažįstamų draugų. Nieko nebeliko. Ne, bet nieko nebeliko iš tų senų draugų. Todėl, kad nebeliko jokio didelio bendravimo. Einam penktadienį po darbo alaus išgerti. Viskas taip, daugiau nieko. Nes visi kviečia, sako, penktadienį gersim alų ar varai, ar ne? Tokių labai nebuvo, bet viskas aplinka pasikeitė ir realiai seni ryšiai sąlyginai nutrūko. Ir čia vienas iš momentų galbūt, kad žmonėm pakeisti apskritai gyvenamą gal vietą, kad nebūtų, reiškia, tos kažkokių tai kabliukų iš išorės. Bet tai tavo, čia sutapo su tavo emigracija iš Lietuvos, ar ne? Ar nelabai, ne? Čia po to buvo tas dalykas? Ne visai, po to buvo. Tada čia darbai buvo, paskui, kai kažkas sekėsi, kažkas nelabai, to paskui, reiškia, jo vėliau, reiškia, pabandyti buvo mintis, reiškia, išvažiuoti į užsienį padirbėti. Bet tai čia nebebuvo susijęs su tuo, kad keista aplinka dėl alkoholio vartojimo, kaip nors. Tai tiesiog ieškojimas kelių toliau, ką gyvenime veikti. Alkoholis jau, kaip sakyti, buvo jau įveiktas etapas buvo šiek tiek, ne? Jo, ta prasme, išimtas ir tiek, o daugiau yra gyvenimas, toliau tęsiasi ir toliau, kaip sakyti, ką gali dirbti, kur save realizuoti ir tą nuveikti. Bet tai taip, tai tau po to tokio, kaip čia pasakyti, bendraminčių to palaikymo nelabai ir prireikė. Tu vienas pats taip ir susitvarkei. Taip. O tai kažkokius,
kaip jau pasakyti, nu kažkokios formulės, kažkokius ritualus, nu vat aš, gal vis tiek tu kažką tai, nu, tu turėjai turėti. Nu gerai, kaip tu vienas pats, vat, aš įsivaizduoju, nu, tai ateina pirmas savaitgalis, ar ne, kai buvo 10 ar daugiau metų įprasta, kad savaitgalį aš atsidarysiu alaus ir nežinau, įsijungsiu televizorių, ateina pirmas savaitgalis ir aš atsidarau šaldytuvą, alaus ten nebėra. Tai ką tu į tai? Tai dingo alkoholis, tai ir dingo. Tiesiog save reikia atrasti arba realizuoti kitose srityse. Buvo dviratis pasivažinėjimai, sakysim, orą. Nu, va. Tai tu nusipirkai jaučiu dviratį. Arba išsitraukai iš sandėliuko. Nu, panašiai. Išsitrauk. Atsiranda dviratis, atsiranda oras, atsiranda, reiškia, kažkokias sportas. Aš ėjau į bažnyčią. Aš ją vadinau kaip būrelis ir ten ateini, eidavau kiekvieną sekmadienį, gana ilgą laiką, dabar nežinau. 5, gal dar daugiau metų eidavau sekmadieniais į bažnyčią. Ir tenai irgi, kaip pasakyti, tiesiog kaip tam tikra meditacija, kaip aš sakau, ten gal gera energija ir tenai praleisdavai tą laiką. Tai negaliu pasakyti, kad tenai labai patapau, reiškia, uolus katalikas, bet tenai iš ten pasiimdavai tos tokios ramybės ir energijos gerosios, aš taip pasakyčiau. Tai vėlgi toks momentas. Kiekvienas turbūt individualiai gali pasakyti, kažkam tinka, kažkam netinka, bet kad ten labai pasinerti į tas gilias, reiškia, ekologinės reikalus, tai ne. Tiesiog yra toks, galim žvelgti kaip ir ritualas, kur tu ten pabūni su savo mintim, su savimi ir tiesiog gauni kažkokios tai vidinės ramybės. Tai atradom kelis dalykus, kurie vis dėlto buvo kaip tokia, nu, kaip parama tavo blaivybėje, ne tik tai gal tiek, kad aš kaip suprantu, tu nebuvai įvardinęs jų taip, o, žinai, kaip didaktiškai, kad, žinai, okei, aš dabar supranti, mesiu gerti ir mano pagrindiniai tie atramos šaltiniai bus tokie, sportas, laisvalaikis aktyvus, čia, žinai, man važinėjimas dviračiu, sportavimas ten štanginiai ir sekmadienio bažnyčia ir ten koks nors pasivaikščiojimas. Tu jų neįvardinai, bet jie automatiškai pas tave gyvenime atsirado savaime. Jie atsiranda kaip tam tikra, nu, veikla, sakysim taip. O kitas dalykas, nu, matomai, aš irgi tas vidinis toksai, kaip čia, tas vadinamas gal maldos, sakysim taip. Irgi gali žvelgti tokį momentą, kad tu prašai jėgų būti stipriam ir atsikratyti, sakysim, priklausomybių sąlyginai. Čia kaip pirminėme etape. O paskui, reiškia, kaip ir kiekvienas žmogus, kaip sakyti, turi savo tam tikrą santykį, sakysim, su Dievu. Tai galime vardinti kaip su kažkokia aukščiausia jėga. Iki tokio dalyko, kaip reiškia tiesiog savo santykį su savim. Bet tu, okei, tai tu, pavyzdžiui, ten studijavęs ten 12 žingsnių, va, netyčia ant stalo yra. Nes tu kalbi dabar kaip iš vadovėlio, žinai, nu čia, man atrodo, vienas iš pirmųjų, jeigu ne pirmas žingsnis, pirmas turbūt žingsnis ir yra ten pripažinti, kad yra aukštesnė jėga arba Dievas bet kokiu tau priimtinu formatų, kaip sakant, bet jis yra ir kaip sakant, jį reikia kreiptis, jeigu nori kažką tai tvarkyti savo gyvenime. Ne, aš to nežinojau, aš tiesiog kažkaip tai man pačiam atėjo tokia mintis ir tai aš pats savo kiek galiu išmąstyti, tai sakau, tai tas kažkoks žmogaus tikėjimas, ar sakau, aukštesnė galia, ar tiesiog savimi. Ir tos maldos gaunasi, kad jos yra išgirstos, bet gali įžvelgti tą momentą kaip ir savo auto meditaciją, kaip čia,
Savirefleksija. Savirefleksija, kad pats savo užsiprogramuoji geresniems dalykams. Ir tada gaunasi, kad tas toksai įsikalbėjimas ir tikėjimas savimis ateina. Nežinau, kur čia prasideda psichologija ir kur galbūt yra kažkokios tai gal tam tikros jėgos. Nu, okei, tai reiškia, dar kartą matai, skirtingi žmonės patvirtina tokį dalyką, žinai, bet kokie tie keliai eina, vingiuoja, ten patenka žmonės į tos alkoholio spastus, bet paskui visi kažkodėl paminė tą, žinai, kad vienaip ar kitaip tą kažkokį dvasinio gyvenimo pradžią ir būtinumą, žinai, kad be to kažkaip tai nelabai išeina, žinai. Nu, panašiai, tai aš nežinau, gal man taip irgi kartais refleksuoja ir refleksija, kad išgirsti kažkokius tai kertinius žodžius tam tikrų momentų. Kai aš eidavau į bažnyčią, atrodo, kad ten nelabai įdomu, yra vyresnio amžiaus žmonės, tarkim, vėlgi mišios yra rutininis, nūdnas dalykas. Tas pats per tą patį. Panašiai, bet atvažiavo vienas jaunuolis, ten jis kaip, reiškia, piligrimas buvo, jis pasakė, ką aš išgirdau pagrindinę frazę, kad, reiškia, čia turbūt pačioj to, reiškia, savo kelio iš to klystkelių, kad, reiškia, ką jis pasakė, kad Dievas myli jūs visus tokie, kokie jūs esate. Ir tas man padėjo suvokti, kad aš nesu nei geresnis, nei blogesnis. Esu visiškai vienodas su visais kitais, nes alkoholio vartojimas yra tokia savigrauža ir moralinės pagirios jos stipresnės prieš patį save ir prieš kitus. O kada susitaikai su savim, kad tu esi visiškai geras ir normalus žmogus, nors tu turi priklausomybę. Ir tu save pradedi mylėti toks, koks esi. Bet žinai, bet šitoj vietoj atrodytų, nu tai, jeigu, žinai, ta frazė, kad Dievas mane ar šiaip ar taip myli, nu tai aš ir geriu savo ramiai. Nu, tai kur jisai dinks mane mylės ir toliau. Aš kitaip išgirdau. Tai tas ir yra momentas, kad susitaikai su tokiais, sakys, vidiniais barjerais, kur tave sąžinė kažkaip tai griaužia, ar tai nepasitikėjimas, ar dar kažkas tai. Ir realiai aš paskui jau nebeklausiau ir išėjau iš bažnyčios, todėl kad aš išgirdau esminę frazę ir aš tokią, kaip čia, ramybę arba atradimą atradau ir viskas. Ir daugiau. Tau nereikia bausti savęs už kažką tai ir nereikia jaustis blogai ir to blogio užgesinti alkoholiu. Tu esi normalus žmogus ir tau nėra dėl ko, kaip čia pasakyti, pergyventi tiek, kad tu nenori sulaukti ryto blaivas, tau, žinai. Nu, turbūt taip. Nu, dabar ir aš, man atrodo, teisingai supratau tą, nes aš buvau girdėjęs iš tavęs tavo pasakymą. Man niekaip nedašūdavo, kaip jisai suveikia teisingai tau. Tu man buvai minėjęs anksčiau. Nu, kartais būna, sunku kartais žmogui paaiškinti, kad kartais išgirsti kažkokią dienos frazę iš nežinau, iš televizorių, iš žmogaus, iš dar kažkur tai. Yra kažkur tai kažkokiose laidose, ten būna žmonės labiau, reiškia, pasakoja, kad maždaug per kitus žmonės Dievas kalba. Čia vėlgi galima labai nukrypti į tokius dalykus, kur tu bandai ar nori išgirsti, bet kaip paprastai tu išgirsti kažkaip tai tau, kaip sakyti, kažkas suveikia galvoje, kad, gera mintis arba viskas yra gerai. Paprastai, kad atitinka tavo, tu išgirsti, kaip čia esminį tą tokį, tą, kas tau atitinka, ir tada tu suvoki, kad viskas tai yra teisinga. Tai man kartais tai yra sunku, ką nors tai paaiškinti. Būtent, kad išgirdau tai, ką turbūt reikėjo. Šitą ratų stebėjimo ir patvirtinimo sistemą, kai gali būti. Tu matai aplinkui tam tikrus ženklus ir jie tau ten per žodžius, įvykius, kažkokius atsitikimus tave nukreipia tam tikrų arba tau suteikia kažkokios informacijos. Nu, panašiai, nes yra gyvenime kartais irgi tokie momentai, kad
yra žmonės turi gyvenime daug tokių pastebėjimų arba gali išvelgti kaip prietarų arba mistikos. Tai mano supratimu yra taip, kad reiškia, kai kurios įvykius gali paversti mistika, o kartais tą patį mistiką gali paversti gyvenimo įvykiais, ta prasme, kad vienas kitą atitinka. Ir kas čia yra pirmiau, negalės sakyti. Nu, okei, o ką mes galim pasakyti, kaip čia pasakyti, žmogui, kuris, kaip būna, šiandien sekmadienio rytas ir toksai, klasikas standartas, atsibundi, galva kvadratinė, dabar apsisprendimas reiškia toksai, ar gerti alaus, ar bandyti nebegerti. Tokia, turbūt pažįstama būsena, ne? Nu taip. Iš labai seniai, žinai. Tai ką po tokiam žmogui galim būtų, kaip čia pasakyti, patart? Sakyčiau, kad sugalvojam kokius, nežinau, nuo 5 iki 10 punktų, kuriuos reikia žmogui patart. Aš sugalvojau pirmą, kad lengviau būtų. Nu, sakyk. Geriau nebus. Ta prasme, kad jeigu jisai galvoja, kad vieną kartą savaime tai išsispręs, tai neišsispręs savaime. Ne, neišsispręs. Sutinki. Geriau nebus, ta prasme, tokių rytų nesumažės, jų tik tai daugės ir atsiras ne tik rytai, bet ir dienos, kada tu jausies blogai, ir savaitės, ir kai tu perkopsi kokį 40 ir daugiau metų, tai po vieno ilgesnio užgerimo tau reikės visos savaitės, kad tu pamažu pradėtum atsistatyti. Nu, čia aš nežinau, koks galėtų būti tie pirminiai klausimai. Tas esminis dalykas - prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir pats savo atsakyti klausimą, ką tu nori. Čia antras punktas, žinai, kas iš tavo pasakojimo labai aiškiai matėsi, žinai, kad reikia priimti sprendimus, žinai, nes atsitinka tokios, kaip čia pasakyti, situacijos, ne, kada tau neišeina pasirinkti pilką spalvą, žinai, tau negalima pasirinkti kelio į vidurį, nes jo nėra, žinai, yra arba kairė, arba dešinė, žinai, ir viskas, arba tu nevartoji visiškai, arba tu vartoji tiek, kaip tau išeina, žinai. Nėra to viduriuko, kad aš vartosiu po biškutį, žinai, tai va, arba ten aš biškutį būsiu vedęs, biškutį nevedęs, žinai, neišeina. Arba tu išsiskiri, arba tu, reiškia, gyveni, ar ne, tą. Reikia išmokti priimti sprendimus ir nebesisukti atgal. Nu, panašiai taip, prisimti atsakomybę, priimti sprendimus, taip. Ir kadangi, kaip sakai, ir aš sakiau, kad yra pasirinkimas. Jeigu tu nori toliau degraduoti, tai irgi laisvas kelias. Žmogus toliau, jam nieks nepasikeis, jisai tiesiog degraduos. Kokiu lygiu, tai čia vėlgi klausimas. Bet jeigu tu nori keistis, tu darai žingsnius. Kiekvienas atranda savo kelią. Yra, tenai, kaip rašė, Minnesotos programa, dar kokios tai kitos programos, kurios, reiškia, padeda žmogui. Ta prasme, kiekvienas turi atrasti savo kelią. Bet matai, kad tą kelią pradėtume ieškoti, reikia minimum išsiblaivyti ir priimti sprendimą, kad man reikia to kelio, reikia pradėti ieškoti, ar ne, bet aš nesusitvarkau, natūraliai man neišeina, kad viskas taip pat prateikėtų lengvai, man reikia priimti sprendimą, kad man šitą klausimą reikia spręsti. Tai čia trečias patarimas yra turbūt, žinai, apskritai reikia išmokti priiminėti sprendimus, kokie jie skaudus bebūtų, bet tu priimsi sprendimą ir tu žinosi, kad aš taip nusprendžiau, gavau su lazda per galvą, bet atgal aš nebegrįžtu, ne, arba ten kažkaip nežinau kaip. Bet jeigu aš visą laiką tik tai lauksiu ir panašiai, aš nepajudėsiu iš vietos. Tai trečias variantas yra ieškoti būdų, kuris kelias tau yra priimtiniausias. Tai vienas, ten, žinai, nueis pas anoniminius alkoholikus, neseniai čia kalbėjausi, sako, man tai nepatiko, žinai, ten, žinai, matyt, ten hebra netokia, gal ten
socialinis statusas, ar ten lygis, ar dar, žinai, ar išsilavinimo, ar ten kažkoks dvasingumo, ar dar kažkokia, nu, nesutapo žmonių, kaip sakant, auro, žinai, ir, nu, teko keisti. Bet tai nereiškia, kad yra vienas vienintelis ir kad viskas, numetam, niekas nebegalioja, grįžtam atgal. Ieškok kito, vat, nuo akupunktūros iki savarankiškų kažkokių sugalvojimų, ką tu gali daryti, bet reikia ieškoti kelio, kuris tau tinka. Realizuoti, būtum užsiėmęs ir būtum, kaip čia, savirealizacija ir naudingas. Tai čia, ir nebijoti turbūt keisti aplinkybių, matomai. Tai čia kiekvienas gyvenimo etapas, nu vienas, nežinau, yra, būt irgi pavyzdžių, vieni pasirenka išvykti į vienokias ar kitokias stovyklas, į kažkokias gal keliones, sunku ką nors pasakyti, labai viskas. Bet čia irgi, žinai, tai čia ketvirtas punktas yra, čia ketvirtas punktas, kad gali būti taip, kad teks pakeisti ne tik tai aplinką ar draugus, netgi artimus žmonės gali tekti pakeisti ten, žinai, žmoną ar vyrą, ar ten, ar iš tėvų išsikaustyti, ar nežinau nuo ko ten, bet gali tekti pakeisti nuo darbo iki šalies, nes nėra taip, kad nu, alkoholis yra rimtas reikalas, jisai gali pareikalauti, nu kaip jisai suėda visą gyvenimą, ne, tai jis, jo kaina, kad tu pakeisti tenai, išvažiuosi į kitą miestą gyventi, čia nėra didelė iš tikrųjų. Čia nėra didelė, nes žmonės labiau nukenčia nuo to dalyko. Nuo alkoholio, žinai, kiek kokias jis aukas susirenka ten, žinai, nelaimingus vaikus, nelaimingas motinas, žmonas, praverkusias po ten 40-50 metų, žinai, autoįvykius, kalėjimus, nužudymus ir taip toliau. Tai yra, kraupus ginklas iš tikrųjų, kuris, kaip jau pasakyti, kad jisai būtų užmigdytas, gali tekti paaukoti taip darbo vietą, kolektyvą, draugelių kompaniją, tai čia nėra labai didelė kaina, tą reikia irgi suvokti. Nėra didelė kaina. Ja. Kaip čia, iš esmės yra, gyvenimas yra vertybė, ir tada ar tu nori gyventi, ar tu nenori. Nes alkoholis nužudo, tai yra sudėtinga. Ir visos bėdos, kaip sakai, tas visas nelaimės, visos bėdos, sakyčiau, per alkoholį. Kitas momentas, aišku, yra dar turbūt baisesnis, bet aš neturiu jokio žalio supratimo apie narkotinės priklausomybės. Ten yra kiti keliai, bet ten yra dar baisiau, aš manau. Kaip čia, su vienu žmogumu aš kalbėjausi, žinai, sako, tas alkoholio priklausomybės, tai čia toks yra lengvas svoris, žinai, kaip bokse, kad yra, žinai, čia lengvas svoris, žinai. Bet mes, žinai, kurie ten intraveniniai visi, kur ten heroiną, ten, čigonų taboro laikų, žinai, kur ten heroiną leidžiasi ir ten su murzinais švirkštais ir ten, kosmosas ten iš viso. Tai va ten jau yra sunkia svoriai, žinai, kaip sakant. Tenai yra, aš neįsivaizduoju, bet tenai dar mažiau kelių grįžti į gyvenimą. Sudėtinga, ten, su vienu kalbėjus, tam pačiam formate, tai žmogus, žinai, 16 metų kalėjimo, mes bandėm paskaičiuoti per pokalbį, kokią jisai kainą sumokė, turėjo verslą, ten viskas kaip ir sekėsi ir panašiai, ir kas dar blogiau, jis visą laiką galvojo, kad užnugarį jis turi rezervą, jis turi verslą, jis turi ką, ko jam parintis, viskas yra tvarkoje, bet primetėm kažkokią ten 1,5 milijono, man atrodo, eurais, jisai, prašviltas, ten kažkas tai tokio. Tai va, tai ten, tai tokios, kaip sakant, aukos būna, žinai. Būna didelis aukos. Bet tai čia, žinai, finansai yra finansais ir tai, žinai, galvoju, tai 16 metų praleistų kalėjime yra, žinai, turbūt reikšmingiau, žinai. Tai reiškia, visas gyvenimas, sąmoningas gyvenimo, žinai, šitokia atkarpa yra suėsta, žinai, visiškai. Tai va, filosofija ir suėsta ir iš kitos pusės kažkokia tai patirtis. Gal neigiama, bet patirtis. Tai va, tai aš tai žinai galvoju, kad kaip išvengti. Ne, ta prasme, kad
tokias sunkias patirtis geriau išvengti. Nu, vat, reikia išmatuoti kažkaip tai tą visiems savo dugną, negi dabar paklausysi vat dviejų akiniuotų ir nuspręsti, kad daugiau negeriu, žinai, nors būtų gerai, jeigu kas nors pagalvotų ir šiandien vietoje alaus būdelio, žinai, tiesiog paimtų, išmestų lauk ant alų neatidarę, žinai, apsimautų sportbačius ir išeitų į mišką pasivaikščioti, žinai. Būtų... Tai vienas iš momentų, kad reiškia... Pats turbūt, kaip čia pasakyti, pigiausias dalykas, žinai, kaip kažkokiu būdu užsirišti savo batus ir žinai, atsikelti iš lovos ir išeiti. Tiesiog eiti pasivaikščioti, žinai. Ir nereikia nei jokio inventoriaus, nei nieko, bet tas, vat, dar geriau, kad nu, ne į civilizuotą, į mišką reikia eiti. Ne, ta prasme, nesakau, kad ten į kažkokią sengirę būtinai, žinai, bet ne šaligatviais vaikščioti, ne pro vitrinas, ta prasme. Nu, taip. Į gamtą, tas yra labai geras dalykas. Nu, turbūt, nežinau, yra turbūt, kaip sakyti, populiarus turbūt yra momentas, kad reiškia ta miško terapija. Tai čia nieko nekainuoja. Čia bet kur gali išeiti ir prie ežero, prie miško, prie dakurmės ir tada pajausti, ką žinau, kiekvienas savaip savo pajaučia. Ar tai saulė, ar tai medį, ar tai, reiškia, paukščiukai, dar kažkas taip, kad yra gyvenimas gražus. Jo, nes tas, žinai, aš įsivaizduoju, tas užklupęs nerimas psichologinis ir fiziškai labai prasta ta savijauta iki drebėjimo širdies ir rankų, kada vat, visas nubundi ten 10 kartų prakaito išmušta, žinai, ir panašiai. Nu tai vat iš to, vat, kaip išeiti ir nusiraminti, kad palauk, niekas tau negresia, niekas su tavim dabar susidoroti nenori, tau reikia nusiraminti, normaliai išsipagirioti ir priimti labai paprastą sprendimą, žinai, reikia vat šiandien nebetęsti to viso dalyko, o nuo rytojaus arba kai praeis vat visą tą pagrindinę drebantį vat tą būseną, žinai, pradėti ieškoti kažkokios tai savo pagalbos to kelio. Nu, reikia pagalbos, aišku, tai vat esminis dalykas, kad tą vadinamą nuraminti nervų sistemą, tada tu esi ramesnis. Tai va ta meditacija, sakau, ką tik kokiai bažnyčiai, jeigu yra galimybė kažkuria tas vadinamas reabilitacijos, kaip sakyti, poilsio zonos, ten baseinas, vonios, purvo, arbatų ir visa kita, kur tada tu jau ramiai priimi sprendimas, kaip sako, irgi vėlgi iš tų kertinių žodžių, reiškia bažnyčia, kad kodėl linki ramybės. Ramybėje žmogus priima teisingus sprendimus, o ne strese arba panikoje. Tai priima ramus sprendimus ir... Nu, tai jo, bet ir greičiausiai, kaip sakoma, kad alkoholis kažką tai maskuoja. Tai turbūt, žinai, jisai maskuoja tą vietą, visais atvejais. Jisai maskuoja tą vietą, kur tau reikia priimti sprendimą, o tu jį atidėlioji, žinai. Tai va, ir va šitoj vietoj, nu, tai toks ir pasirinkimas, reiškia, arba tu atidėliosi ir suėstas alkoholis tave tokia atidėliojantį, arba tu tiesiog vieną kartą išsipagiriosi, priimsi tą sprendimą, koks jis skaudus bebūtų, koks jis sudėtingas bebūtų, tau priėmus jį, tada tas alkoholis eis į antrą planą, jisai nebebus toksai, kaip čia pasakyti, nu, kaip migdomasis vaistas, kad tu nebegali užmigti, nes tau reikia priimti sprendimą, tai, žinai, ir tada tu turėsi šansą pradėti naują gyvenimą, žinai. Tai va, kaip tenai turbūt ir visi rašo, pirmas pripažinti bėdą, o paskui spręsti, ieškoti kelių, kaip tą bėdą nustumti ant planą. Kaip rasti, kaip išeiti iš jos. Yra jau, kaip čia. Daug tų variantų, kiekvienas apsprendžia pats savo, kiekvienas yra pakankamai, aš manau, sąmoningas ir protingas. Vieniems irgi dar kitas gal variantas dar galėtų būti, kad būtų teisingas autoritetas, sakysim, taip, į ką gali kreiptis, arba ką gali sekti nuo, reiškia, kažkokio tai
didžių sportininkų, ar tai kitų visuomenės veikėjų, bet ar ten, nežinau, kaimynas autoritetas yra, ar tai dėdė, ar tai dar kas nors, nežinau. Kur yra teisingo gyvenimo, kaip čia pavyzdys. Sveiko gyvenimo. Turbūt irgi tai įžvelgčiau. Nu, okei, daug pasikalbėjom. Liko kas nors dar, ką norėtum pasakyti? Ko nepasakėm, kas ant tavo, ant seilės, ant minčių liko dar. Esminis dalykas turbūt yra tai, kad blaivus gyvenimas, kuris nereikalauja ir nereikia to alkoholio, yra žymiai įdomesnis, geresnis ir džiaugsmingesnis, negu kad reiškia gyvenimas su alkoholiu. Bet kaip, kitas dalykas, bet žiūrėk, bet aš įsivaizduoju, kad sunku apie tai patikėti. Žmogus, kuris ten, kaip čia pasakyti, žinai, geria viskį su ledu, tu jam sakai, kad jisai žiūri nespalvotą televizorių. Vat kai jisai nebegers, tada jam spalvos atsiras. Nu kaip jam tuo patikėti? Sudėtinga, ne? Galbūt sudėtinga, kitas dalykas, aš, pavyzdžiui, nesmerkiu žmonių, tarkim, kurie vartoja ar moka vartoti, ar kažkiek tai vartoja alkoholį. Kurie nėra priklausomi ir gali sau leisti. Nėra priklausomi, jie žino, pavartoja 2-3 gurkšnius, dar ką nors, ir jiem daugiau nereikia. Tai čia didelė pagarba ir, aš smerkimo neturiu, bet žmogus pats save nubaudžia, kai jo yra per daug. Ir tada bet kuriuo atveju viskas griūna. Nuo asmeninio gyvenimo iki viso kito. Ir kitų gyvenimai griūna šalia. Tai yra, sudėtinga labai. Nu tai ką? Pasišnekėjom? Na taip. Nu tai linkiu dar, kaip sakant, daug blaivybės metų. Ir savo laimingai gyventas, spalvingą gyvenimą. Dėkui. Iki sekančių susitikimų. Ačiū už pokalbį. Dėkui. Viso.